Labą diena. Mano vardas Paulius. Laisvalaikį užsiemu magiją ir norėčiau daugiau apie tai sužinoti. Tačiau ne taip paprasta rasti informacijos tokia neįprasta tema. Bet kai sužinau, kad vyksta elektroninės konferencijos, suradau daug magiją besidominčių žmonių, norinčių pasidalyti savo patirtimi. Konferencijų gali vykti tiek, kiek galima sugalvoti skirtingų temų. Parodysiu ir jums, kaip užsiregistruoti ir dalyvauti elektroninio pašto konferencijose per svetainę www.konferencijos.lt. Spustelėkime nuorodą prenumerata. Atsivėrusiame lange pamatysime daugybę tam tikroms žmonių grupėms aktualių temų. Pavyzdžiui, automobiliai, dailė, ekonomika, fizika. Paspauskime man įdomios temos pavadinimą. Dabar matome prenumeratos laukelį, į kurį reikia įvesti savo elektroninio pašto adresą. Paspaudžiu mygtuką užsakyti. Sistema informuoja, kad į pašto dėžutę buvo išsiųstas laiškas, kurį reikės patvirtinti, kad konferencijų prenumerata būtų užsakyta. Mano pašto dėžutėje yra naujas laiškas. Jame pateikta nuoroda, kurią prašoma paspausti. Štai, jau persikėlėme į konferencijų puslapį. Norėdamas prisijungti prie konferencijos, paspaudžiu nuorodą užsiprenumeruoti konferenciją Magija. Puiku, aš ką tik prisijungiau prie konferencijos Magija. Dabar galėsiu laisvai bendrauti ir daugiau sužinoti apie magiją. Taigi nedelsdamas išsiųsiu pirmą laišką konferencijos dalyviams. Norėdamas išsiųsti laišką pasirinktos konferencijos, šiuo atveju Magija, dalyviams įrašau adresą magija@konferencijos.lt. Nurodau laiško temą, parašau klausimą ir išsiunčiu laišką. Manau, netrukus gausiu konferencijos dalyvių atsakymą. Štai ir atsakymas, galima tęsti pokalbį. Elektroninio pašto konferencijos labai patogus būdas ieškoti aktualios informacijos. Elektroniniu paštu galima diskutuoti ar tiesiog bendrauti ir keistis informaciją rūpimais klausimais. Taigi, jei konferencijų sąraše radote dominančių temų, nedelskite, junkitės, bendraukite ir tobulėkite.